Tai labą dieną, jeigu aš pradedu tada. Gal, Tai gal aš dar trumpą intro prašau, Vidmantai. padarysiu. Ja, sveiki gyvi visi, matau, žmonės jungiasi. Tai sveiki visi atvykę į eilinį MELP webinarų ciklo webinarą. HR Help with MELP webinarus darome jau ne pirmi metai ir šis yra vienas iš daugiausiai dėmesio sulaukusiųjų. Turime virš 260 registracijų šiandien ir turbūt tai tik patvirtina, kokio kalibro svečią turime. Tai auditorius Artūras Kapitanovas, mokesčių ekspertas, tikrai žinomas, matosi, finansų ir personalo valdymo auditorijai. Tačiau ir tema labai aktuali, vyksta pokyčiai nuolatos, mokesčių srityje taip pat. Tai kalbant apie darbuotojų motyvaciją, matome, kad Artūras yra ir tinkamas ekspertas visų lankytojų nuomonė, bet ir labai rinkos vertinamas. Taipgi, Artūrai, labai malonu, kad prisijungėte prie mūsų šiandien. O dar prieš pradedant trumpą apklausą įdėsime visiems šios dienos lankytojams, kad galima būtų reaguoti net ir šios dienos eigoje. Tai pažymėkite tiesiog, kokių mokesčių pokyčiai arba klausimai su to susiję jūs labiausiai domina. Ir tokios didelės temos: gyventojų pajamų mokestis, sodros mokesčiai, sveikatos draudimą arba kiti, galite įrašyti čate ir jūsų nuomonę mes galėsime po webinaro pabaigoje arba prie klausimų, arba Artūras reaguos jau ir eigoje, kokia tema jums aktualesnė, į tą bus galima šiek tiek labiau ir pasigilinti. Taigi, labai ačiū ir pradedame webinarą, nieko nelaukdami. Artūrai, jums žodis. Tai dar kartą laba diena ir pradėsim tada kalbėti apie tą motyvaciją darbuotojų, kuri, mano supratimu, yra ir būna praktiškai visose įmonėse, tiek didesnėse, tiek mažesnėse. Tik tai vėl iš karto dar noriu gal kartu ir paminėti, kad mokesčių administratorius tikrinimo metu visą laiką į tas motyvacijas karts nuo karto žiūri labai kreivai. Ir aišku, tas kreivumas yra tame, kad visos įmonės nori savo darbuotojus bet kuriuo atveju skatindami išvengti ir mokesčių, bet ne visada mokesčius galima, sakykime, kaip vienus ar kitus, sakykime, galbūt ir išvengti. Nors pačiuose įstatymuose yra nuo seno, yra kaip ir mokestinės lengvatos, aš jas šiandien irgi paminėsiu, bet kartu aš pastebiu ir tą tokią tendenciją, nesvarbu, kad yra lengvatos, mokesčių administratorius, tai tikrinimo metu, galvoja, kaip tą lengvatą atimti, kaip jos neduoti, kaip ir vienokiu ar kitokiu būdu. O pradiniai situacijai, aišku, noriu galbūt paminėti, kad kitais metais mūsų laukia gana didelė mokesčių reforma, paliesinti mus visus asmeniškai, aišku, ne tik darbuotojai, bet kaip ir gyventojai. Ir tikrai palies, todėl kad vienas dalykas gyventojų pajamų mokestis, kitas dalykas yra pridėtinės vertės mokestis, trečias dalykas yra šiuo atveju nekilnojamo turto mokestis, ketvirtas dalykas yra šiuo atveju draudimo įmokas, kurias mes mokam. Tai yra, bet kuriuo atveju visoje šitose, ką aš išvardinau, yra mokesčių padidėjimas, o kadangi mokesčių padidėjimas, automatiškai patys suprantat, mes daugiau ir išleisime pinigų, pirkdami vienokias ar kitokias paslaugas, arba net ir gaudami, sakykime, kaip ir algas. Tai tikrai šitas dalykas mus palies ir šiuo atveju aš noriu ką galbūt paminėti, dar vieną tą pagrindinį dalyką, kas galbūt ir nesikeičia jau eilę metų, tai yra vis tiek jau artėja kalėdinės šventės ir įmonės daro savo darbovietėse, sakykime, vienokias ar kitokias, sakykime, renginius vienaip ar kitaip. Tai čia aš noriu tik tai priminti tą patį pagrindinį dalyką, kad jeigu negalima nustatyti, kiek kas ko suvalgė, kiek kas ko išgėrė, kiek kas kažko tai niekada nėra jokių pajamų natūra, kurias reikėtų kažką tai dėti prie algos ir apmokestinti. Aišku, įmonės atžvilgių tai yra jau būtų neleidžiami atskaitimai, bet šiuo atveju darbuotojai gali gauti, gali galbūt, pasakykime, pasilinksminti ir visa kita. Nors kartu noriu tik tai paminėti dar tokį dalyką, kad jeigu sąnaudos tokių renginių yra nemažos,
tai mokesčiai, žinokit, netingi dar įsijungti socialinius tinklus ir pagal socialinius tinklus pasižiūrėti iš tos, sakykime, šiuo atveju pozicijos, kad kas per renginys, ar galima kažką tai, sakykime, šiuo atveju nustatyti vienus ar kitus dalykus. Bet, čia sakau, jeigu ta prasme daromas renginys, tai jo tikrai neapmokestina kaip su darbo santykis. Dabar paminėsiu 6 straipsnį gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, todėl kad jisai mus tampa aktualus nuo kitų metų sausio 1 dienos. Ir aktualus jis tampa tuo, kad gaudami mes ar algas, ar ne algas, ar autorinius atlyginimus, ar kitokius dalykus, automatiškai atsiranda progresyvumo mokestis nuo kitų metų. Ir iš karto noriu paminėti labai trumpai 6 straipsnio 1 dalį, 1 punktą, kur pasakyta, žmogaus metinės pajamos, kurios neviršė 36 VDU, bus apmokestinamos taikant 20 procentų gyventojų pajamų mokestį. VDU kitais metais yra numatytas 2345 ir matote, jeigu pajamos iki 80 beveik 3000, tada tokios pajamos apsimokestina 20 procentų tarifu. Bet jeigu mano alga, sakykime, per metus būtų priskaičiuota, sakykime, 100 000, automatiškai gautųsi, kad 83 000 apsimokestina 20 procentų tarifu, o likusi dalis, tai yra 17 000, jau apsimokestintų taikant 25 procentų tarifą. Tai yra nuo kitų metų atsiranda 25 procentų tarifas, kurio šiai dienai nėra, bet nuo kitų metų atsiranda. Ir matot, tas tarpas tarp 36 VDU ir 60 VDU, tai yra tarp 83 000 ir 138 000, šitas tarpas apsimokestins 25 procentais. Tai naujovė nuo kitų metų ir iš karto dar paminėsiu 3 dalį ir tada dar kažkuria tai prasme grįšiu ir prie tų pirmų 2. O tų žmonių, kurių alga, ir ne tik alga, galbūt, sakykime dabar alga, viršytų 60 VDU, taikosi 32 procentų tas tarifas. Tai galbūt pasakyčiau, kad ir gal ir nieko naujo, kad ir šiais metais, ir praeitais metais, jeigu žmogaus alga viršė 60 VDU, tai ir dabar yra 32 procentai. Ir čia pavyzdys mano buvo toksai, kad teko susidurti, kur žmogus gauna labai didelę algą, apie 200 000, aišku, pareigas jis užima, tai aš skaičiavau, kad kitais metais, jeigu jisai žmogus gaus lygiai tokią pačią algą ir daugiau jokių kitų pajamų nebus, tik tai bus alga, jam padidėjimas bus tik tai 2750 eurų. Tai yra, ne taip ženkliai, kaip atrodytų. Kodėl? Vieną dalyką, kurį noriu tik tai priminti, kad jeigu žmogaus alga viršė 60 VDU, aišku, kitais metais 138 000 viršiant ant popieriaus, jam nereikia mokėti socialinio draudimo įmokų. Tai yra, jis moka 32, bet nereikia mokėti 12,52 procento socialinio draudimo įmokų. Ir šitas dalykas lieka ir kitais metais, kad nereikia mokėti socialinio draudimo įmokų. Tai tas tie, kur gauna didelės algas, automatiškai patys suprantate, padidėjimas gaunasi tik tai dėl tų 5 procentų, kurie atsiranda tarp 36 VDU ir 60 VDU. Kartu noriu paminėti, yra Sodros įstatyme projektai, tikriau pasakius dar, bet jisai jau yra pateiktas Seimui, Sodra paruošusi tą įstatymo pakeitimą ir aš manau, kad tas pakeitimas tikrai įsigalios, nes jau Sodros biudžetą, kiek aš žinau, formuoja atsižvelgdami į būsimus pakeitimus, kurie bus nuo kitų metų sausio 1 dienos. Ir tas pakeitimas susijęs su darbo užmokesčiu, kuris viršė 60 VDU, iš karto noriu paminėti, yra numatyta, kad darbdavys šiuo atveju net privalės mokėti to 1,77 procento, kur kaip darbdavio Sodros įmoka. Tai yra, jeigu žmogaus alga viršė 60 VDU, tai šiai dienai darbdavys vis tiek moka tuos 1,77, o šiuo atveju nuo kitų metų nereikės mokėti ir darbdaviui. Tai iš tos pusės, kas gauna galbūt didelės algas. Tačiau iš karto noriu dar paminėti ir kitą dalyką, kad žmogus dirba, gauna algą, bet šalia to jis gauna dar galbūt asmeniškai kažkokias kitokias pajamas. Tai va šitie mano 3 punktai paminėti iki 36 VDU, iki 60 VDU, virš 60 VDU, jie dalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime kaip tokiame. Ir aš
esu skaidriai įdėjęs ir pavyzdį, kurį jums norėsiu galbūt paminėti, bet prieš tą paminėjimą dar labai trumpai noriu paminėti, čia, aišku, kalba eina apie žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis. Tai įstatymė yra tokia nuoroda, kad, nu, kaip pavyzdys, ūkininkai ir kiti, jiems tarifai yra mažesni. Šita skaidrė yra įdėta, tai yra pagal tai, kas dabar galioja, bet noriu paminėti, kad yra jau Seime pakeitimas, nes šitas pakeitimas yra labai nelogiškas, labai netikslus ir automatiškai vėl noriu paminėti, kalba apie ūkininkus, kurie labai yra kaip ir vargšai ir visa kita, bet pakeitimas padaryta tik turtingiems, nes tie vargšai ūkininkai, kurie iš tikro kaip vargšai ir ta, jiems mokesčiai lyginant su šiais metais, jeigu liktų ta pati nuostata, net padidėja ir ženkliai padidėja. Tai yra 3 kartus, jeigu jie šiai dienai taikytų galbūt 5 procentus, tai nuo kitų metų taikytų jau 15. Tai čia, sakau, šitas punktas keičias ir tikrai jis bus pakeistas ir pakeistas nuo sausio 1 dienos. Dabar kitą dalyką noriu paminėti kartu, tai yra tas pats 6 straipsnis, 2 dalis, ir čia mus liečia kaip fizinius asmenis. Mes šalia algos vis tiek, turėdami galbūt laisvas lėšas, mes kažkur tai investuojam. Kas banko indėlį padeda, gauna palūkanas, kas, sakykime, šiuo atveju galbūt turtą nusiperka ir jį nuomoja, kas dar kažkokias turtą parduoda, gauna pajamas. Čia yra pasakyta nuo kitų metų, skirtingai nuo šių metų. Pasakyta, kad iki 12 vadų taikosi 15, viršianti suma jau sudalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime. Šiais metais yra pasakyta, kad šiais metais, kaip ir praeitais metais, iki 120 vadų yra 15, kas daugiau 20. Tai matot, nuo kitų metų, jeigu, pavyzdžiui, aš akcijas parduosiu, turtą parduosiu ir gana daug gausiu, tai, pavyzdžiui, pajamų ir pelno nuo kitų metų, tada gali gautis, kad aš mokėsiu net ne 15, o net jau 32 procentus. Todėl, kad jie sudalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime šita, sakykime, suma. Tie asmenys, kurie perka verslo liudijimus, jiems, pasakyčiau, nuo kitų metų niekas nesikeičia. Vienintelis tik tai dalykas, labai trumpą norėčiau paminėti tą dalyką su verslo liudijimais, kad nuo kitų metų yra pasakyta, kad su verslo liudijimu žmogus galėtų gauti pajamų iki 50 tūkstančių eurų, kai šiai dienai yra pasakyta 45 tūkstančiai. Bet jeigu kas nors ir verslo liudijimus įsigyjat ir kažką tai nuomojat, parduodat su verslo liudijimais, tai noriu tik tiek paminėti, tikrai nerekomenduoju kitais metais turėti pajamų daugiau negu 45 tūkstančius, nes jeigu jūs deklaruotumėt daugiau negu 45 su verslo liudijimu, atsiranda PVM-as. O PVM-as jau gautųsi, kad jisai 2 metams, nuo kurį reikėtų mokėti valstybei pridėtinės vertės mokestį. Todėl, kad PVM-e likę 45 tūkstančiai eurų. Ir kartu noriu paminėti dar tokį 6 straipsnį 6 dalį, ko yra įdomi tai, kad žmogus gaudamas visokių kitokių pajamų, kurios čia yra įvardintos, aš jas įvardinsiu jums, jos visais atvejais apsimokestina tik 15 procentų tarifu ir nedalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime. Tai jeigu žmogus gauna dividendus, 1 2 5 ar daugiau ar mažiau, yra 15 ir lieka 15. Toliau, ligos, motinystės, tėvystės ir ilgalaikės išmokos, kurias gauna, jos yra 15, jos lieka 15 procentų ir jos nedalyvauja progresinio mokesčio pakeitime. Trečias pakeitimas - naujovė, kurios nėra. Ir jeigu kaip pavyzdys iš karto būtų toksai, aš, sakykime, šiais metais pardaviau akcijas ir gavau 1 milijoną eurų pelno, aš grubiai tokį skaičių, tai 250 tūkstančių šiais metais apmokestinčiau 15 procentų, 750 tūkstančių apmokestinčiau 20 procentų. Jeigu aš tokias akcijas kitais metais parduodu ir gaunu tą patį milijoną kitais metais, tai atsiranda naujovė. Jeigu aš 5 metus akcijas esu išlaikęs, automatiškai man yra tik 15 procentų. Jeigu aš būsiu mažiau išlaikęs, tada bus jau progresiniai mokesčiai. Tai atsiranda naujovė akcijų išlaikymui. 4, 5 punktas, kuris tikrai yra mano supratimu svarbus, todėl kad čia yra 2 variantai. Tai yra, aš pats kaip pavyzdys draudžiuosi gyvybės draudimą, aš pats draudžiuosi pensinį draudimą, tai yra moku į 3 pensijų pakopą ir aš pats šiuo atveju mokėdamas, galbūt dar per metinę deklaraciją kažką tai iš valstybės susigrąžinu, tai ten yra lubos 1,5 tūkstančio, nuo kurių aš kažką tai galiu susigrąžinti.
Bet yra antras variantas, kai įmonė už mane moka gyvybės draudimą, įmonė už mane moka pensijinį draudimą. Šitą dalyką gali už mane įmonė mokėti ir šiuo atveju įmoniai tai yra normaliai sąnaudos ir leidžiami atskaitimai, jeigu taip grubiai tariant, skaičiuojant pelno mokestį. Man kaip fiziniam asmeniui, jeigu už mane įmonė moka, kai aš naudos gavėjas, man apmokestinti nieko nereikia, jeigu mano įmoka, nu, ta prasme, ne mano darbdavio įmoka, neviršys 25% mano darbo užmokesčio sumos. Tai yra, kitaip tariant, jeigu aš, sakykime, mano alga per metus, nu, sakykime, 30 tūkstančių, tai reiškia, už mane įmonė galėtų sumokėti 7,5 tūkstančio gyvybės draudimą, pensinį draudimą ir, iš karto noriu paminėti, ir papildomą savanorišką sveikatos draudimą. Ir įmoniai sąnaudos, o man nėra pajamų. O čia yra pasakyta, kad jeigu aš tą gyvybės draudimą arba pensinį draudimą pasiimsiu, kažkada tai pasiimsiu, sulauksiu, sakykime, to pensinio amžiaus ar baigėsi tas galiojimas draudimo poliso, aš pasiimsiu pinigus, tuos pinigus apmokestinsiu tik 15% tarifu. Tai viena iš tų motivacijų tikrai galėtų būti, kad darbdavys gali savo darbuotojus taip drausti ir tą, sakykime, mokėti. Ir šiuo atveju, tai, ta prasme, jeigu tai būtų alga, tai alga, jūs matote, ir gali būti progresiniai mokesčiai ir sodra. Jeigu darbdavys moka, sakykime, šitas įmokas, šiuo atveju nėra nei sodros ir pats žmogus tik moka 15% gyventojų pajamų mokestį. Pakeitimas yra su papildomus savanorišku sveikatos draudimu, mes tuoj turėsime jį, tai kol kas aš dabar jo neužsimenu, bet automatiškai vis tiek šitie kaip motivaciniai dalykai gali būti ir išlieka. Vienintelį dalyką tik noriu paminėti, yra tokia teisminė praktika, aišku, dabar jau to niekas gal ir nedaro, o čia anksčiau darydavo, kai įmonė savo darbuotoją drausdavo gyvybės draudimo, o tas darbuotojas iš karto eidavo į draudimo kompaniją sekantį mėnesį ir tos pinigus pasiimdavo, kad ale sutaupytų mokesčius. Tai teisminė praktika yra, kad tai yra blogai ir kiek aš žinau, ir draudimo kompanijos dabar nelabai siūlo tokio varianto, jos siūlo, kad draustų savo darbuotojus, bet tikrai nesiūlo, kad iš karto darbuotojas tos pinigus pasiimtų su 15%, sakykime, šiuo atveju kaip ir tarifu. Tai čia aš noriu tik tiek paminėti, kad jeigu išsiimsiu, bus tik 15% ir nedalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime. Ir dar du dalykai yra. Pasakyta, kas bus tik 15%, naujovė tokia investicinė sąskaita, bet šita naujovė atsirado nuo šių metų sausio 1 dienos ir jeigu kas nors investuojam asmeniškai atsidarė tą vadinamą investicinę sąskaitą ir jeigu iš tos sąskaitos mes išsiiminėsime pelną, jinai tada tik bus 15% tarifu. Tai yra dar naujovė, dar jinai kol kas pilnai kaip ir neveikia, dar neaišku, kaip jinai iki galo veikia. Aš tik tai pastebiu tą tendenciją, kad mokesčių inspekcija daro dabar visus žingsnius, kad šita investicinės sąskaitos lengvata būtų kuo mažiau pasinaudojama, jeigu taip, sakykime, būtų. Dabar mokesčiai išleido savo komentarą ir pasakė, investiciniai sąskaitoj traktuosis mokesčiai, kad tai yra investicinė sąskaita, jeigu bus perkamos akcijos listinguojamų įmonių. Jeigu pas kokios nors obligacijos ar nelistinguojamų įmonių, tai nepraeis ir reikės mokėti nuo pelno, kurį mes gaunam iš akcijų, galbūt pirkimo pardavimo, kad mokėti gyventojų pajamų mokestį ir tai progresiniais mokesčiais. Ir 7 dalis, kurią noriu dar paminėti, čia kai kurios įmonės daro, kiek mano praktika tenka matyti, tai daugiau galbūt stambios įmonės, užsienio kapitalo įmonės. Čia nuo seno yra pasakyta pagal akcinių bendrovių įstatymą, kad įmonė gali savo darbuotojams nemokamai duoti akcijų. Ten yra nustatyta tvarka, turi būti, ten yra pasakyta, kad darbuotojas turi atidirbti 3 metus ir tik po 3 metų jis gali įgyti tą į akcijas įmonės. Tai čia aš ką noriu paminėti su įstatymu. Kai, pavyzdžiui, įmonė man duoda nemokamai akcijas, išlaikant atitinkamus reikalavimus, aš gavęs tas akcijas kaip darbuotojas, man mokėti nieko nereikia. Bet kai aš tas akcijas sugalvosiu parduoti, o galbūt ir įmonė nustačius tvarką, kad aš po kažkurio laiko turiu parduoti, pardavimo atveju, aišku, aš gaunu pajamas, bet sąnaudų jokių neturiu, nes gavau nemokamai. Ir tada mokėsiu tik tai nuo visų pajamų
taikant 15% tarifą ir jie nedalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime. Tai vat šita 6 straipsnio 6 dalis, nesvarbu, kiek žmogus kažko tai vienaip ar kitaip gauna, jos nedalyvauja, kitaip tariant, progresinio mokesčio skaičiavime ir jos apsimokestina 15% tarifu. Dar noriu paminėti, aišku, čia dar 2 dalykai. Tai yra atliekas, aišku, kai kurie žmonės pardavinėja metalo laužą, buvo 5%, lieka 5%, tik tai pasakyta, kad nedaugiau atliekų pardavinėtų per metus, nedaugiau negu už 20 beveik 8 tūkstančius eurų. Ir dar vienas pakeitimas, paskutinis būtų, tai yra individuali veikla pagal pažymą. Ir individualioje veikloje pagal pažymą dabar pasakyta, kad pelnas, noriu pasakyti, pelnas, nors čia įstatymė sako apmokestinamas pajamos tai yra pelnas, pajamos minus sąnaudos, šiuo atveju iki 42 500 taikomas 20, bet jeigu pelnas iš individualios veiklos pagal pažymą viršė, jos apsimokestina jau progresiniais mokesčiais, tai yra ir 25 ir 32%. Tai yra tie, kas vykdo individualią veiklą pagal pažymą. Pasakyčiau, jeigu tikrai pelnai yra dideli, nuo kitų metų individuali veikla pagal pažymą kaip tokia galbūt jau neapsimoka, todėl kad tarifai padidėja iki 32%. Ir dėl to aš noriu tik tiek paminėti, kad aš tikrai tą matau tendenciją. Nuo kitų metų daug kas, kurie užsiminėja individualią veiklą pagal pažymą, greičiausiai registruos naujas įmonės, greičiausiai mažąją bendriją, nors gali ir UABą, gali aišku ir personalinę, nes per mažą bendriją per UABą mokesčiai būtų tokiam žmogui ženkliai mažesni negu individualioj veikloj pagal pažymą. Ir dabar noriu paminėti 23 straipsnį, kuris irgi yra pasikeitęs. Čia aš ką noriu galbūt paminėti, kas man labiausiai neramina. Didžioji dalis darbuotojų, paprastų darbininkų ir visa kita, ir darbuotojų, kurie apie mokesčius, mažiausiai, žino, apie šitą mokesčių reformą sužinos 27 metų kovo pabaigoje. Kodėl 27 metų kovo pabaigoje? Todėl, kad mokesčių inspekcija padarys už 26 metus deklaraciją, tą GPM 311, kurią jūs tikrai galbūt žinot jau daug metų, kur rutuliuką reikia sukti, ta prasme nuspausti. Ir tada žmogus sužinos, kad jam reikia galbūt labai daug ką primokėti. Šitą dalyką jisai, sužinos 27 metų kovo pabaigoje. Tai ką šitas straipsnis sako? Šitas straipsnis sako, kad darbdavys mokės algą ir skaičiuos tos pačius 20%. Ir darbdaviui nėra prievolės, kad jisai jau iš karto išmokėdamas pinigus skaičiuotų 25 ar 32% kaip tokius. Čia yra tai, bet įstatymė pasakyta. Vienintelis dalykas, kas čia yra pasakyta, kad gyventojo prašymu, jisai pats gyventojas gali prašyti, kad darbdavio, aišku, šiuo atveju buhalterijos, kad jau jam, pavyzdžiui, nuo algos taikytų ne 20, o 25, 32. Kuria prasme jis gali tai paprašyti, kad jam nereikėtų per metinę deklaraciją kažko tai primokėti, gal kažką tai ir susigrąžinti. Tai įstatymas šitą dalyką sako, kad darbdaviui nėra prievolės žiūrėti viršytų tuos 36 VDU, neviršiai 36 VDU. Jis taiko standartinius tuos tarifus, kuriuos, jeigu taip grubiai tariant, taip ir taikė, o tik tai gyventojo prašymu šitą dalyką kaip ir gali, sakykime, padaryti. Ir sekanti skaidrė, kurį noriu paminėti kaip pavyzdį, tai būtų pavyzdys, 26 metais žmogus gauna algą 60 000, ant popieriaus čia noriu paminėti, į rankas jisai aišku gauna mažiau, nes iš 60 000 išsiskaičiuoja 20% GPM, 19,5 ar net daugiau sodros įmoka, tai tas. Ir aš kaip pavyzdį paėmiau darbo užmokestį priskaitytą ir turto pajamas, palūkanas gavo 25 000. Ką aš noriu galbūt atkreipti dėmesį, tai 60 000 neviršė 36 VDU. Turto pajamas palūkanos 25 000 neviršė 12 VDU, bet kaip mokesčio administratorius skaičiuos kitais metais. Šitas pajamas, tiek darbo užmokestį, tiek tokias palūkanas sudėjus į krūvą gaunasi 85 000. O 85 000 jau viršė 36 VDU. Ir gausis tai, kad dalis palūkanų ar to pačio darbo užmokesčio, ta dalis gaunasi 2038, apsimokestins jau 25%.
Tai yra nesvarbu, kad turto pajamos palūkanos įvardintos 25 tūkstančiai, jos apsimokestins kaip ir 15% tarifu, bet vis tiek gausis tada kaip ir, na, aišku, čia susidės viskas į krūvą, bet kuriuo atveju aš ką ir norėjau atkreipti dėmesį, kad pajamos dėsis į bendrą krūvą. Tai yra darbo užmokestis, tai visokios turto pajamos, jeigu dar individuali veikla pagal pažymą, jeigu dar atliekas parduoda žmogus, viskas dėsis į krūvą ir automatiškai, jeigu jau viršys 36 VDU, automatiškai gausis, kad jau tarifas padidėja. Tai va šita naujovė, kuri yra nuo kitų metų, kuri jinai gali mus, sakykime, šiuo atveju kaip ir paliesti. Sekantį dalyką aš noriu paminėti, pajamos natūra, tai yra tie dalykai. Ir su tom pajamom natūra noriu priminti, kad mokesčio įstatymas sako 5 punktus, kas nėra pajamos natūra, o visa kita yra pajamos natūra. Tai yra, vėl noriu paminėti, jeigu duodamos dovanos svetimiems iki 100 eurų nėra pajamos natūra, jeigu darbuotojui reikia apsimokėti už gydymo paslaugas, bet tai yra, man tenka matyti, kad kai kurios įmonės siunčia savo darbuotojus profilaktiniam patikrinimui. Šiuo atveju toks profilaktinis patikrinimas, kuris reikia, kad į metus, kaip ir pasitikrintų ir tą, tai nėra pajamos natūra. Bet jeigu darbdavys nori apmokėti, pavyzdžiui, darbuotojas labai susirgo ir nori darbuotojui suteikti kažkokią paramą, tokia parama jau dedasi prie algos ir apsimokestina. Tas, kas yra privaloma, galbūt privaloma skiepyti, privaloma tai nėra pajamos natūra ir apmokestinti šiuo atveju nereikia. Toliau, darbdavys duoda įmonės turtą, kompiuterius, kėdes, sakykime, automobilį galbūt paskiria, darbo drabužius. Jos nėra pajamos natūra. Mokesčių inspekcija tik lipa sienom dėl automobilio. Ir mokesčių inspekcijos noras, kiek aš žinau, jie išsikėlė ale savo tikslą, aišku, galėtų jie įsikelti tikslą kaip PVM daugiau surinkti, bet jie įsikėlė tokį tikslą, kuris labai viešuosiuose reklamose labai jiems patinka. Tai yra, kad visi automobiliai lengvieji, kurie yra įmonės, automatiškai būtų priskirti darbuotojui ir apmokestinta kaip pajamos natūra už asmeninį naudojimą. Tai čia noriu tą paminėti. Šiaip, aišku, darbuotojui priskirtas automobilis, jisai naudoja darbiniais reikalais, bet mokesčiai norėtų, kad dar ir būtų skaičiuojamos pajamos natūra už tuos automobilius. Jeigu darbdavys apmoka, sakykime, ar savo darbuotojo, ar ne savo darbuotojo apmokėjimą už mokslą, už kažkokius kursus, kuriuos jis lanko, yra labai aiškiai pasakyta, kad tai nėra pajamos natūra. Ir ar jisai ateina dirbti, ar neteina dirbti, ar dirba, šiuo atveju tai nėra pajamos natūra. Yra tik tai kitas dalykas, ką man tenka kartais įmonėse matyti. Įmonės su darbuotoju kartais sudaro sutartį, kad jeigu tu netidirbsi kažkokio laiko, tada tu turi, kaip ir įmonei gražinti. Bet čia yra vidinė įmonės tvarka. Mokestinė prasme tai niekada nėra pajamos natūra. Ir 5 dalykas, kaip 5 punktas, kuris sako, kad įmonė gali apmokėti už darbuotoją GPM, PSD, VSD, tai yra privalomas sveikatos draudimas Sodra, ir šiuo atveju tai nėra pajamos natūra, ta, ką įmonė už žmogų šiuo atveju yra sumokėta. Tai, kaip pavyzdys, ką aš dažnai matau, darbuotojas naudojasi asmeniniams poreikiams, sakykime, automobilį, įmonė skaičiuoja pajamas natūrą, bet darbuotojui alga dėl to, kad įmonė skaičiuoja pajamas natūrą, nesumažėja. Kodėl nesumažėja? Todėl, kad darbdavys apmoka šiuo atveju šitus mokesčius iš savo lėšų. Ta dalyką gali daryti. Ir dar vieną dalyką iš 9 straipsnio noriu paminėti. Jeigu įmonė labai tvarkinga, labai sąžininga, pas mus už sąžiningumą yra baudžiama, ką tai aš noriu galbūt paminėti, tai sakykime, pavyzdžiui, pas jumis daroma kalėdinis koks nors vaikams renginys, jūs priperkat dovanėlių tiems vaikams, darbuotojų vaikams ir, pavyzdžiui, sudarot sąrašą, kad ten Petraičio 3 vaikai, Jonaičio 2 vaikai, ten, aš kaip pavyzdį, ir kiekvienam tą dovanėlę priskiriat, mokesčiai tokią dovanėlę gali traktuoti kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalį ir apmokestinti kaip su darbo santykis. Kai manęs klausia tokio dalyko, tai aš sakau, gerai, jūs tas dovanėlės pripirkot, jokio sąrašo nedarykite, gal jūs ką ir turite tą sąrašą, bet tą sąrašą geriau išmeskite po to, o tada, kai neaišku, kiek kas gavo kokias dovanėlės, tai nėra jokių pajamų natūra ir jokio apmokestinimo šiuo atveju nebūtų.
Nebent pagal kitą nuostatą einate, kad jūs vis dėlto konkretizuojat ir tuoj mes dar prieisim tą punktas, kuris yra pasakyta, kad darbdavys gali už darbuotojui duoti dovaną iki 200 eurų. Nu, jeigu jūs tą dovanėlį traktuojat į tuos 200 eurų, viskas tada yra tvarkoj, tada ir tie neapsimokestina tą dovanėlę gyventojų pajamų mokesčiai. Nuo kitų metų yra jau patvirtinta minimali alga 1153 eurai arba valandinis 7 eurai 5 centai. Čia aš tik tai noriu atkreipti dėmesį. Aišku, žmogus, jeigu niekur nedirba, jis pats turi mokėti privalomą sveikatos draudimą, tai vat, jau nuo kitų metų virš 80 eurų būna. Ir jeigu jūsų darbuotojas dažnai važinėja į komandiruotę, aišku, į užsienį, tai alga turi būti nuo kitų metų ne mažesnė kaip 1902,45 centai. Nu, tokie, sakykime, kaip ir dalykai. Kitais metais NPD formulė, jeigu taip grubiai tariant, nesikeičia. Jeigu šiais metais yra dvi formulės NPD, tai kitais metais bus tik tai viena formulė. Tai čia tie, kas gauna galbūt daugiau biški negu minimalią algą, gal ir minimalią, tai jiems ta formulė galbūt ir apsimoka, nors noriu iš karto paminėti tą dalyką, jūsų įmonė galbūt taiko NPD, mokesčiai pritaiko metinę tą neapmokestinimo dydžio formulę, o žmogui reikia sumokėti GPM. Nu, ten gaunasi todėl, kad mokesčiai skaičiuoja į formulę ne tik darbo užmokestį, bet ir to darbuotojo visokias kitokias pajamas, dėl to gali gautis tam žmogui primokėti. Nu ir dabar pats dar toks įdomus pasikeitimas nuo kitų metų, tai yra klausimas susijęs su papildomu savanorišku sveikatos draudimu. Jeigu šiandien dienai yra pasakyta, kad savanoriškas sveikatos draudimas neapsimokestina, jeigu apdraudžiat savo darbuotoją, jeigu jis neviršia 25 procentų darbuotojų darbo užmokesčio sumos. Nu, kaip jau ir minėjau, gyvybės draudimas, pensinis plus papildomas savanoriškas sveikatos draudimas. Nuo kitų metų yra pasakyta, kad papildomas savanoriškas sveikatos draudimas nedaugiau 350 eurų. Kitaip tariant, jeigu mes, sakykime, kitais metais, pavyzdžiui, mane apdraudžia sveikatos draudimo ir už mane sumokės įmonė kaip ir šiais metais, pavyzdžiui, 2000, taip ir kitais metais 2000 eurų. Kas kitais metais bus? 350 eurų neapsimokestins, o 1650 eurų jie dėsis prie algos ir bus kaip su darbo santykiais, bus apmokestinama. Tai yra tas. Tai ką aš noriu galbūt paminėti, ką aš matau, gal ir jūsų įmonės jau tą dalyką daro, tai yra, bent jau draudimo kompanijos siūlo didesnėm įmonėm, kurios tikrai draudžia savo darbuotojus savanoriškų sveikatos draudimu, kad sudaryti sutartį galbūt šiais metais. Nesvarbu, kad jūsų sutartis yra galbūt šių metų jis jau buvo, bet dar sudaryti šią sutartį. Mokesčių administratoriaus yra tas paaiškinimas, kad jeigu savanoriškas sveikatos draudimas bus sudarytas iki šių metų gruodžio 31 dienos ir pinigai bus sumokėti iki šių metų gruodžio 31 dienos už tos darbuotojus, o nesvarbu, kad tas pats draudimas galios, pavyzdžiui, visus dar kitus metus, nebus šito apmokestinimo, ta prasme, nebus to 350 apribojimo. Jeigu kitais metais sudaryta sutartis ir kitais metais sumokėti pinigai, automatiškai tada tik 350 eurų neapsimokestina, kas daugiau apsimokestins ir gyventojų pajamų mokesčių, ir socialinio draudimo šiuo atveju įmokų. Tai ta nuostata yra. Gyvybės draudimas, pensinis draudimas, apie ką aš kalbėjau, jie neapsimokestina, jų lubų nėra, lubos jiems yra gyvybės draudimui pensiniui, tik tai 25 procentai darbuotojo darbo užmokesčio per metus sumos. Tas čia nesikeičia, o su sveikata šiuo atveju yra tas dalykas kaip ir pasikeitimas. Ir aš noriu paminėti ir jūsų dalomoji medžiagoje tą dalyką įminėjau, kad Sodros įstatyme yra pasakyta, kad sveikatos draudimas neapsimokestina, bet ši nuostata nuo kitų metų yra planuojama pakeisti ir dabar eina kalba, tas įstatymo nuostata yra palikta, ta prasme yra kaip projektas, bus neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Kitaip tariant, ką aš noriu galbūt paminėti, kad jeigu kitais metais mokės už mane papildomą savanorišką sveikatos draudimą, sakykime, tos pačius 2000, tai pagal šiandien galiojančią nuostatą Sodros mokėti kaip ir nereikėtų.
Bet pagal pakeitimą gausis, kad sodrą reikės mokėti nuo viršiančios sumos, kas yra virš 1650 eurų. Nu, jeigu draudimas būtų 2000 eurų kaip tokia nuostata yra. Toliau noriu priminti, sodros įstatymė šitas nėra pasikeitęs, kuris sako tą darbuotojo gautos kažkokios naudos, kurios nėra pajamos natūra, tai jos neapsimokestina nei gyventojų pajamų mokesčio, nei šiuo atveju nei socialinio draudimo įmokom. Kaip pavyzdys noriu galbūt paminėti, darbdavys gali darbuotojui duoti pašalpą mirus jo artimam žmogui. Tai noriu paminėti, kad pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą tos pašalpos dydis nėra ribojamas, kiek nori, tiek galima duoti. Sodros įstatyme yra su pašalpom darbuotojai, jeigu mes norim duoti pašalpą, tai yra pasakyta nedaugiau 5 minimalių algų. Jeigu miršta įmonės darbuotojas ir darbdavys nori artimiesiems to mirusio darbuotojo duoti pašalpą, tos pašalpos dydis nėra apribotas nei sodroj, nei gyventojų pajamų mokesčių. Tai yra, jeigu artimieji gauna, sakykime, aišku, tai labai reti atvejai būna, bet, pavyzdžiui, 100 000 duos pašalpą mirusio artimiesiems, ta neapsimokestina nei gyventojų, nei socialinio draudimo. Jeigu darbuotojas gauna, kai jo artimas žmogus miršta, tada yra sodroj 5 mokesčiams, nėra apribojimo šito viso dalyko. Tai yra pagal sodros įstatymą. Kaip jau minėjau truputėlį, kad darbdavys gali duoti dovaną iki 200 eurų, kas yra neapmokestinama, šitai 200 eurų suma yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, darbdavys duoda 210 eurų, tai tik 10 eurų dedasi prie algos ir apsimokestina kaip su darbo santykiais. Kiek matau, daugiau iki 200 eurų. O ta dovana gali būti įvairiai. Ir dovanų kuponais, ir čekiais, ir kelioniam, ir dovanėlėm. Tas mokesčių inspekcija tik yra pasakiusi, kad dovana 200 eurų gali būti pinigais. Gali būti. Bet sodra yra labai aiškiai pasakiusi savo raštu, kad pinigais sodra dovanos nepripažįsta. Ir jeigu duoda dovaną pinigais, gyventojų pajamų mokesčio nėra, bet sodra dedasi prie algos ir, ta prasme, kaip algos dalis ir apsimokestina socialinio draudimo. Jeigu įmonė duoda dovanų kuponais, čekiais, dovanėlėm, tada nėra ir sodros. Ir jau nemažai metų yra tame, kad darbdavys gali sumokėti darbuotojo autobuso bilietą ar mėnesinį bilietą, troleibuso, traukinio. Tai yra pasakyta atvažiavimas nuo namų iki darbo ir atgal su visuomeniniu transportu. Automatiškai šiuo atveju tai nėra pajamos natūra, gali mokėti, o įmoniai tai yra normalios sąnaudos, leidžiami atskaitimai, jeigu įmonė apmoka šiuo atveju šitus dalykus. Toliau noriu paminėti, tas pasakymas ir sodroje yra pasakyta, kad bilietai yra neapmokestinami. Ta prasme, nėra pajamų natūra, kurias reikėtų, sakykime, kaip ir apmokestinti. Ir toliau noriu galbūt paminėti, aišku, čia tokia dar viena išimtis, bet jinai yra specifinė. Gal žemės ūkio bendrovė, gal ūkininkas, jisai gali samdytis derliaus nuėmimui, sakykime, žmonės. Ir dabar yra pasakyta šiai dienai, kad galiu aš padėti kažkam obuolius nuskinti ir gauti per metus iki 1750 eurų, kas būtų neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčio. Kitais metais pasikeičia biški sąvoka ir tampa 2241 euras. Per metus galėčiau gauti už to braškių skinimą, obuolių skinimą, kaip pavyzdys, tokius, sakykime, kaip ir dalykus. Šalia to noriu dar paminėti paveldėjimas, dovanojimas. Patys paveldėjimai, dovanojimai, tėvai, vaikai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai neapsimokestina. Bet aš tokį paprastą pavyzdį, kas gali būti nuo kitų metų. Sakykime, man mama padovanojo butą, to buto rinkos vertė 100 000. Viskas tvarkoj, man nieko mokėti nereikia. Aš paturėjau pusę metų ir tą butą parduodu. Nebuvau prisiregistravęs nieko, ir parduodu už 30 000. Gaunu 30 000 pelną, kurį man reikės apmokestinti. Ir jeigu aš parduodu kitais metais, tie 30 000 jau sudalyvaus progresinio mokesčio skaičiavime. Ir kadangi jau 30 000 viršia 12 VDU, automatiškai jau dalis to pelno bus apmokestinta mažiausiai 20% tarifu. Tai yra, kitaip tariant, kai gauni dovaną ar kažką tai paveldi, mokėti nereikia.
nu, jeigu vat, pagal tą tėvai, vaikai, broliai, seserys. Bet jeigu automatiškai jau, ta prasme, parduodi, va tada gali atsirasti ta. Ir dar viena tokia naujovė nuo kitų metų, čia aišku liečia galbūt, tai yra kalba, kai mes turim nekilnojamąjį turtą, atsiranda naujovė nuo kitų metų, kad jeigu šiandien dienai reikia tą nekilnojamą turtą išlaikyti 10 metų, kad pardavus brangiau nereikėtų apmokestinti, tai nuo kitų metų yra 5 metai. Tai yra, jeigu žmogus bus išlaikęs žemę, namą, butą, tai yra nekilnojamą turtą 5 metus, parduodant, aišku, brangiau, mokėti jam nieko nereikia ir toks pardavimas nesudalyvauja progresinio mokesčio, sakykime, kaip ir skaičiavime. Tai yra tokia nuostata, yra, sakykime, kaip ir pasakyta. Tai va, tai aš labai trumpai, aišku, pristačiau, sakykime, šiuo atveju šitus dalykus. Noriu dar tik tai paminėti dar kelius dalykus. Tai tenka matyti, aišku, dažniausiai stambesnės įmonės, kai savo darbuotojus maitina. Tai yra, nu, kartais duoda pietus, kartais, sakykime, perka ten vaisius, kartais ten, nu, kažką tai kitą, sakykime, darbuotojams ten kokius sumuštinius ir panašiai. Tai čia noriu paminėti tai, kad jeigu negalima nustatyti, kiek kas ko suvalgė, tai niekada nėra pajamos natūra, įmonė gali tik tai tokias sandas dėti į neleidžiamus atskaitimus. Ir jau dar paminėčiau, mokesčių inspekcija praeitais metais pralaimėjo vieną mokestinę bylą, kur įmonė savo darbuotojus maitino ir dėjo į normalias sandas įleidžiamus atskaitimus, bet šiuo atveju, dėl ko mokesčiai pralaimėjo, todėl kad įmonė specifinė, jinai maitino, nu, specifiškumas tos įmonės yra tame, tai yra, kad kiaulių auginimo įmonė ir automatiškai maisto negali darbuotojus atsinešti, o darbdavys turi aprūpinti darbuotojus, kad jie pietus gautų. Tai vat toks maitinimas teismo pripažintas, kad tai yra leidžiami atskaitimai. Dar vieną dalyką, ką noriu paminėti, mokesčiams silpna darosi, kad kai kurios įmonės, ir ypač galbūt stambesnės, dažniausiai tenka bent jau spaudoj skaityti, savo darbuotojus veža galbūt į užsienį keliones, nu, kurias įvardina kaip darbostogos, nu, jeigu lietuviškai tai išverčiant, darbostogos. Tai čia šiuo atveju mokesčių administratorius nenori pripažinti jokių komandiruotės sąnaudų, kad tai nėra jokia komandiruotė ir, aišku, noras yra galbūt apmokestinti. Bet ką jie gali mokesčiai apmokestinti, tai jeigu tikrai vežama į užsienį, tai kelionės bilietai, galbūt viešbutis, tiek, kiek ten to, sakykime, suvalgė, išgėrė ten ar ten kažką nuvažiavo, pašventė, tai šito dalyko mokesčiai nelabai galėtų nustatyti, nebent buhalterija pas jumis būtų labai tiksli ir kiekvienas suskaičiuotų, kas kiek važiavo, valgė ir gėrė. Nu, dažniausiai to aš bent jau nematau. Tai čia šiuo atveju tokios darbostogos, sakau, noras yra dėti prie algos. Kartais įmonės tokias darbostogos, tokią kelionę nori, nu, bent jau 200 eurų susimažinti savo sąnaudas, nu, tai traktuoja, kad tai yra kaip dovana. Ir šitas visas dalykas, ir, sakykime, viskas šitas dalykas kaip ir gali būti. Tai čia tokia vat, bendro, sakykime, pobūdžio, kuriuos, sakykime, norėjau galbūt paminėti ir yra, sakykime, tokia galbūt teisinė praktika. Tai dabar galbūt klausimų, kuriuos jūs, ta prasme, turite ir galite, sakykime, galbūt man pateikti, tai pasistengsiu tuos klausimus atsakyti. Taip, Artūrai, yra klausimų parašyta, aš tada juos įgarsinsiu, jeigu kas dar turite ir arba kyla eigoje, arba dar papildomai prie klausimo atsakymų norit, rašykite, čia pat bandysime padengti, talpant į tą mūsų suplanuotą valandą. Taigi, visų pirma, žmonės, kai pradžioje apklausoje dalyvavo, tai aišku, ten tik pirmieji, kurie jungiasi, tai pažymėjo apie sveikatos draudimą šiek tiek daugiau. Matosi, kad gal ir mūsų bendruomenė yra personalo, kurie savanoriško sveikatos draudimų draudžia darbuotojus. Tai tiesiog šita tema matos aktuali. Dabar yra vienos dalyvės pastebėjimas, toks, kadangi be klaustuko, tai galvoju, gal kaip rašė kaip komentarą. Sveiki, dėl gyvybės draudimo 15% taikos tik, kai žmogus pats mokėjo įmokas ir atėmė iš pajamų pagal 21 straipsnį. Jei mokėjo darbdavys, taikosi progresiniai tarifai. Ar čia jūs pritarėte teiginiu? Ne, tikrai nepritariu, visiškai ne. Jeigu darbdavys mokėjo, tai gautųsi, kad nuo visos sumos jam reikės galbūt mokėti 15%. Jeigu pats žmogus draudžiasi, tai vėl jisai mokės tik 15% nuo tos dalies, kur jisai prisitaikė galbūt savo mokesčio lengvatą. Ta, ką jisai pats įmokėjo, tai nuo tos 15% nėra.
Tiesa, aš dar tik nepaminėjau dar tokio vieno dalyko, tiek su gyvybės draudimu, su pensiniu draudimu, ar darbdavys apdraudė, ar pats darbuotojas, sakykime, yra apsidraudęs, yra dar 17 straipsnė, kaip neapmokestinamom pajamom nuo seno, dvi išimtis. Viena išimtis yra pasakyta, nesvarbu, kad, pavyzdžiui, mane darbdavys už mane moka gyvybės draudimą, bet jeigu ta sutartis sudaryta arba iki 2003 metų, ir aš dabar įsiminėsiu pinigus, tai nebus jokių nei 15%. Arba antra išimtis yra, jeigu sudaryta gyvybės draudimo ar pensinio draudimo sutartis iki 12 metų gruodžio 31 dienos ir aš dabar įsiminėjau, irgi nėra 15%, jeigu man yra daugiau negu 55 metai. Tokia nuostatos irgi, sakykime, yra. O šiaip gali drausti ir darbdavys ir tas, visais atvejais yra tik 15% ir nedalyvauja progresiniuose mokesčiuose. Taip. Tada toks bendrinis klausimas, klausia dalyvė, ar pasidalinsi su dalyviais medžiaga skaidrėmis. Žinoma, permesiu jums, o jums jau... Taip, mes ir įrašų pasidalinsime ir, reiškia, ir skaidrėmis galėsime irgi pasidalinti. Taip, kitas klausimas. Jeigu įmonė mokės už darbuotojų įmokas, gyvybės, pensijų ir sveikatos draudimo, ar tai bus pajamos natūra darbuotojų? Na, šitą jūs kaip ir atsakėt, bet galima... Nebus pajamos, jeigu įsitenka į 25% darbuotojų darbo užmokesčio sumos. Priskaičiuotos, noriu atkreipdėmės. Taip, bet jeigu virš 25%, tai tada... Tai jau dedasi prie algos, o kas dedasi jau prie algos, tai jau yra progresiniai mokesčiai. Taip. Tada pastebėjimas irgi toks dalykas, kad klausant apie individualios veiklos apmokestinimą, sako, kad reikia atsisakyti individualios veiklos turbūt, o kur galima pasikonsultuoti, galbūt nemokamai, kuri išeitis geresnė atsisakant IDV pažymos. Tai čia turbūt tas alternatyvas sunku įvertinti, ar verslo liudijimas, ar mažoji bendrija, bet... Tai aš pasakyčiau tokį dalyką, bent jau aš per paskaitas. Jeigu žmogaus pelnas, tai yra pajamos minus sąnaudos arba dokumentais, arba sąnaudos be dokumentų 30%. Jeigu pelnas iki 20 000, kitais metais niekas nesikeičia. Jeigu pelnas nuo 20 iki 35 000, niekas nesikeičia tarp 5 ir 15. Ir čia keičiasi tada, kai jau pelnas yra daugiau negu 35 000. Tai bet jeigu automatiškai tikrai pelnas didelis iš individualios veiklos, tai reikėtų galvoti apie įmonės įkūrimą. Ir nesvarbu kokios įmonės, ir dėl ko aš tą sakau įmonės, todėl kad pelno mokesčio įstatyme yra pasakyta, jeigu kitais metais įkurtume naują įmonę ir tos įmonės pajamos neviršytų 300 000, 2 metus įmonė nemokės pelno mokestį, o išsiemamas pelnas, kaip dividendai, būtų tik 15%, nes mes kalbėjom šiandien, kad nesvarbu kiek dividendų, jie yra tik 15%. Tai va čia tame yra pliusas. Taip, toks irgi pastebėjimas, kad draudimo brokeriai jau siuntinėja informaciją, kad dar galimas papildomas sveikatos draudimo įmokos neapmokestinimo padidinimas nuo 350 iki 1153 eurų, ar bent kiek pagrįsta, ir akcentuojamas kažkoks SAM ir darbdavių susitarimas, yra nuoroda. Aš pats irgi atsidariau tą nuorodą, tai ten, mano nuomonė, ten toks bendrinis labiau, kad tariamasi, toks lobizmo veiksmas ir apie jokius konkrečius. Tai tikrai vargiai, nežinau, kaip jūs... Aš tikrai labai abejoju, kad, sakykime, šiuo atveju šitą dalyką pakeis, nes jeigu šiaip prisiminus visą įstatymą, kai buvo priiminėjimas, tai apskritai norėjo šitą dalyką išmesti ir nuo 1 euro apmokestinti ir buvo tik toks susitarimas 3,50. Kiek aš suprantu, aš aišku nesu tas iki galo, kad atseit vidurkis paprastų žmonių, kurie draudžiasi, tik ir yra apie 3,50, tai tas dalykas kaip ir paliko tą neapmokestinti. Turėkit omeny, aš šiandien, aišku, jums nepaminėjau dar kitą dalyką, atsiranda nuo kitų metų saugumo įnašo įstatymas. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš vėl kaip pavyzdį visą laiką ėmiau, kad 2000 eurų, vis tiek įmonė, sakykime, draus. Tai bus ne 2000, o bus 2200, nes dar atsiranda 10%, sakykime, šiuo atveju į saugumo įnašą. Tai yra draudimo kompanijos nuo kitų metų visas draudimo sutartis, išskyrus gyvybės draudimo sutartis, jas padidins ant 10%. Ar automobilius drausim, ar butą drausim, ar namą, ar įmonės kažkokią veiklą, 10% draudimo įmoka kitais metais padidės. Taip.
Ir aš irgi manau, kad tik ką priėmus šitą įstatymą, jo dabar artimiausiu metu niekas nepuls persvarstyti, Aš manau, kad ne. tik vyksta pokyčiai, jau draudikai daro, žinau, programavimo darbus savo sistemose keičia ir dėl saugumo mokesčio, ir dėl šitų mokestinių pokyčių, tai labai labai abejotina, kad būtų tokių greičių kažkas tai vėl keičiama. Labiau gal brokeriai tiesiog stengiasi tą palaikyti tokį viltį ir pozityvumą. Kitas klausimas gal irgi jau atsakytas, bet tiesiog dar užakcentuokim. Sveikatos draudimo virš 350 eurų mokesčiai. Ar tai bus apmokestinama kaip darbuotojo mokesčiai, ar tai bus mokesčiai, kuriuos už darbuotoją moka darbdavys. Tai yra darbuotojas gavo naudą. Čia šiuo atveju pati įmonė gali apsispręsti kaip nori. Gali būti iš darbuotojo išskaičiuojama nuo viršiančios tuos 350, gali darbdavys sumokėti tą gyventojų pajamų mokestį, privalomą sveikatos draudimą ir PSD. Čia įmonės viduj klausimas ir įvairiai įmonės daro. Vienos išskaičiuoja, aš aišku tą sakau su automobiliais matau, bet lygiai tas pats nuo kitų metų ir su sveikatos draudimu. Įmonė gali sumokėti, aišku, jeigu įmonė sumokės, tai įmoniai papildomos sąnaudos, tik tai, kad neleidžiame atskaitimai skaičiuojant pelno mokestį. Jeigu iš darbuotojų išskaičiuos, tai įmoniai jokio praradimo nebus. Čia darbuotojas, sakykime, šiuo atveju gaus mažesnę algą. Tai čia pasirinkimas yra pačios įmonės. O Artūrai, tada patikslinkit, ar gali vienoje įmonėje būti taikomos kelios tvarkos ir kai kuriem darbuotojams vienaip, kitiem kitaip? Nu, kaip ir nėra uždrausta šiuo atveju šitas dalykas ir automatiškai gali būti ir taip, ir taip. Vienintelis tik niuansas, kuris gali prasidėti, tai yra kitais metais nuo Liepos 1 darbo kodeksas keičiamas ir tuose pačiuose pareigose turi, nu, kaip sakant, gali sužinoti žmogus, kiek gauna, kaip sakant, bendradarbis. Ir jeigu aš, sakykime, gausiu daugiau, o mano bendradarbis mažiau, mūsų valiktai pareigos tokios pačios, tada gali iškilti klausimas, o kodėl, o tada sakys, aš gau, nu, ir išaiškės, o tada gali kilti problemas. Bet čia jau nemokestinės, čia daugiau, aišku, per darbo kodekso ir tada, aišku, gali, nu, kaip sakant, pasakyti, kad ir man turėtų įmonė už mane sumokėti galbūt tas gyvybės draudimą. Tai šitas dalykas gali būti aktualus nuo kitų metų Liepos 1. Taip, ES skaidraus atlygio direktyva ir manau, kad kitais metais, gal pirmam pusmetį dar ir apie šią temą reikės padaryti webinarą, nes tikrai daug yra pokyčių ir ypač susijusių su atsakomybė darbdavių. Taip, klausimas kitas. Ar pareigūno pensija dalyvauja progresinėme pajamų skaičiavime? Ne. Konkrečiai. Ar individuali veikla sumuojasi su turto bei palūkanų pajamomis ir taikomi progresiniai mokesčiai? Taip. Taip, progresiniai mokesčiai čia visiems bus. Čia reikėtų, aš bent jau patarimą duodu, kad, nu, aišku, dar gal šiandien anksti, bet kai kitais metais pildysime deklaracijas už 25 metus, skaičiuosime, nu, kiek mums reikia, nu, kaip ir kiekvienais metais galbūt, tai tada reikėtų į tuos 25 metus tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti per 26 metų progresyvumą. Ar mums, jeigu tokios pačios pajamos būtų ir 26 metais, ar mums kas nors keisis ar nesikeis. Tai va čia bent jau tą dalyką galima būtų, aišku, žinant šitos dalykus galima būtų vertinti, bet aišku, gyvenime visko gali būti, kad gal kažką parduosiu, gal kažką gausiu, bet bent jau įsivaizdavimas pagal tą, ką gaunu pastoviai, ar kažkas man keisis. Tai čia šitą dalyką aš tikrai rekomenduoju jau kitų metų pradžiai įsivertinti, kad nebūtų šokas. Kaip jūs rekomenduotumėte, Artūrai, nes čia tikrai turbūt daugam bus toks galvos skausmas, tai atsižvelgiant į progresyvumą ir nežinant tiksliai, pavyzdžiui, ar priedus gausiu, arba kažkokias kitas pajamas, kaip elgtis darbdaviam, ar mokėti tokį labiausiai tikėtiną taikyti mokestį ir jeigu ką susigrąžinti, kaip patartumėte tiesiog? Aš suprantu, jeigu tai žmogus gauna tik tai algą, nu tai vis tiek 83 tūkstančiai, tai jeigu dalinant iš 12, tai turbūt yra kažkur apie 7 tūkstančius ant popieriaus. Nu tai vis dėlto, mano supratimu, tai nemaža alga ir tikrai ne visi tikrai gauna po 7 tūkstančius ant popieriaus algos. Tai vienas dalykas. Tada klausimas antras tada būtų įvertinimas, ar žmogus gauna kažkokių kitokių pajamų, galbūt nuomoja, galbūt ar yra kažkokio, sakykime, šiuo atveju kaip ir pastovumo. Tai jeigu yra, nu, tai jisai tada jau turėtų vertinti. Jeigu nėra, tai jau kitas klausimas. Ir dar vieną dalyką, ką aš irgi gal norėčiau dar paminėti, aš labai tokį grubų pavyzdį, nes, sakykime,
kiekvienais metais gaunu 50 tūkstančių palūkanų, nu, sakykime, paskolinau pinigų, gaunu 50 tūkstančių, ne? Tai šiai dienai juos apmokestinu 15. Ką aš daryčiau kitais metais, jeigu aš žinau, kad kitais metais gaučiau, nu, gaunu tuos 50 tūkstančių palūkanų. Tai aš daryčiau tokį dalyką, kad kadangi tie pinigai tai santuokoje įgytas turtas, jisai dalinasi per pusę, nu, jeigu mes neturim jokių povedybinių dar kažką, ir tada gautųsi, kad aš kitais metais daryčiau taip, 25 tūkstančius aš deklaruoju, 25 tūkstančius deklaruoja žmona. Jau mes taupytume mažiausiai 5 procentus, mažiausiai 5, o gal net ir daugiau, tai va iš tos pusės. Tai yra galbūt kai kurias pajamas galima jas išskaidyti. Aišku, nu, kaip pavyzdys, jeigu aš vykdau individualią veiklą pagal pažymą, tai žmonai jau to negaliu priskirti. Bet jeigu turtą parduodam, vat, palūkanas gaunam, nu, tai čia yra kaip ir bendra, nu, aišku, jeigu yra šeima, jeigu yra, ta prasme, santuokų įgytas turtas ir tas visas, sakykime, dalykas. Tai va šiek tiek galima būtų šitą dalyką, nu, kaip ir išvengti ir susimažinti mokesčių. Labai geras patarimas. Prie to paties, tik iš karto dar vienas klausimas. Ar teisingai suprantu, kad jei įmonė sumoka už darbuotoją GPM, tai jis tai sumai nesusigrąžins GPM, jei tikėtina, kad bus grąžintinas GPM? Jo, nesusigrąžins. Nu, aišku, čia yra labai diskusinis klausimas. Ir visą laiką kovojama yra su mokesčiai sako, mes taip suprogramavom savo sistemą. Čia tas susigrąžinimas gaunasi dėl to, kad, nu, gal ten gyvybės draudimo pensinė ar už mokslą, kur galima susigrąžinti pačiam žmogui, tai mokesčiai ant tos sumos nenori grąžinti. Tai nors ar tai įstatymiškai yra, tai bet yra toks klausimas. Teisminės praktikos neteko matyti. Įdomu būtų, jeigu kas nors vat, nu, su mokesčiais pradėtų bylinėtis ir žiūrėtų, sakykime, šitą visą dalyką vat, nu, iš teisinės. Kol kas nėra. Nu, mokesčiai traktuoja, kad jeigu už mane kitas sumokėjo GPM, tai aš neturiu teisės susigrąžinti. Bet GPM tai yra sumokėtas, vat, iš tos pusės. Nu, tas. Sakau, mokesčiai traktuoja taip. Jau, bet jau jie traktuoja daugiau negu 20 metų. Taip, kaip gauti informaciją apie valdybos narių, kuriems mokamas atlygis pajamas, kad reikia taikyti didesnį GPM tarifą? Aš manau, kad žmonės lyg ir patys turėtų patys pasakyti, ar ten didesnė, nes jeigu valdybos nariai, tai ten tos tantiemos, tai jos šiaip 20%, o už metus ten susideda, kaip sakant, į bendrą krūvą. Aš dar savo tokį irgi pasižymėjau, kad vat jūs paminėjot, kad jeigu medicininės paslaugos privalomos, tai tada pajamos natūra, kaip tik netaikomas tas mokestis, kai darbdavys darbuotojo naudai tas medicinines paslaugas perka. Bet ir paminėjot, kad gal skiepai gali būti privalomi, bet man atrodo tokio privalomumo reguliavimo iš viso ar yra jisai? Ar čia toks jau vidinį reikia dokumentą? Dėl skiepų čia, aišku, įmonės vidaus, sakykime, šiuo atveju kaip ir dalykas. Tai yra ten, sakykime, nu, kaip pavyzdys, galbūt lauke dirba nuo erkinio encefalito, ten dar kažką. Tai, aišku, įmonės skiepija kai kurios nuo gripo, ar ne? Tai tas. Tai automatiškai šitie viskas yra dalykas normaliai ir jie tie, kaip skiepia, aišku, ne visi gal skiepėsi, čia jau kitas klausimas, bet tai nėra pajamos natūra, kurias reikėtų apmokestinti. Bet tada įmonė rašo vidinį dokumentą, nustato, kad mes darbuotojus skiepijame ir tada tai tampa liktai dalimi jau privalomumo ir tada galima nurašyti. Į sąnaudas, tas, sakykime, dalykas. Supratau. Ir dar prie paveldėjimo arba dovanojimo minėjote, kad vat, jeigu apie tą sumą, kad vėliau pardavus už didesnę atsiranda mokesčiai, bet tai tada galima deklaruoti didesnę vertę dovanojimo metu? Čia aš noriu paminėti tai, jeigu dovanojimas arba paveldėjimas, jau nuo seno yra tokia tvarka, tai kai paveldi arba gauni dovaną, kaina, įsigymo kaina, kuris skaitysis, tai yra galima paimti arba registrų centro, ta būna vidutinė rinkos kaina, ir kai notaras formina dokumentus, jis sako, paveldėjimo dieną registrų centre kaina tokia. Ir jinai gali būti skaitytis kaip įsigymo, arba niekas nedraudžia samdytis nepriklausomą turto vertintoją ir kad vertintojas, nu, kaip sakant, įvertintų individualiai. Mokesčių tą individualią priima tas. Ir čia aš noriu tik tai paminėti tokį dar dalyką, sakykime, nu, kaip pavyzdys vėl, man mama padovanojo prieš 3 metus, aš jokio vertinimo nedariau ir dabar tą parduodu. Aš galiu samdyti šiandien dienai turto vertintoją, kad jis man retrospektyviai, tai yra pasakytų, kaip buvo prieš 3 metus, nu, sakykime, šito visas dalykas. Ir tada aš jį, tą prasme, galėtų minusuoti. Vienintelis dalykas, kurį tikrai rekomenduoju daryti turto vertinimo,
tai yra, kai yra dovanojamos arba paveldinamos akcijos. Tai va čia yra tas dalykas, nes, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, įmonė įkurta jau, sakykime, 20 metų, įstatinis kapitalas, sakykime, 10 tūkstančių eurų, įstatinis ar ne, ir, tai reiškia, ir akcijų vertė 10 tūkstančių eurų, aišku, ten pelno, nepaskirsto pelno ir visa kita. Ir, pavyzdžiui, paveldi kas nors tas akcijas. Tai mokesčiai yra pasakę, paveldėjimo metu akcijų įsigymo kaina arba nominalas, arba turto vertintojas. Taip pat, suprantate, jeigu įmonė tikrai veikianti ir didelė, tai vertinimas bus ten milijonas gali tas akcijų būti. Aišku, tas vertinimas kam reikalingas? Reikalingas tame, kad jeigu kažkada tai vis tiek galbūt pardavinėsi, va tada tai skaitysis įsigymo kaina, kurią galima bus minusuoti. Tokį dalyką. Tai tas pats irgi ar žemė, ar būta, ir namas, aišku, nori vertintoją samdyti tik tokiu dalyku, kad jisai vertins gal daugiau negu registrų centras, iš tos pusės. Visiškai paskutinis tada klausimas, bet labai trumpas. Ar atsiėmus pinigus iš antros pakopos pensijų fondų būtų pridedamas skaičiuojant progresinius mokesčius? Atsakymo aš galbūt ir nedėjau dalomai medžiagą. Yra gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnė labai aiškiai pasakyta. Ta, kai išsiminėsim iš antros pensijų pakopos, jos visais atvejais yra neapmokestinamos. Ar ten mes daugiau užsiimsim, jos yra neapmokestinamos ir nedalyvauja progresinio mokesčio skaičiavime. Labai gerai, manau, kad labai praktinis pranešimas ir atsakymai į klausimus. Ačiū labai, Artūrai, ačiū visiems aktyviai klausinėjusiems. Baigėsi mūsų suplanuota valanda. Persiusime, kaip ir žadėjome, tiek video įrašą, tiek skaidres visiems užsiregistravusiems į šį renginį. Tai matau, kad dėkoja ir dalyviai, ir aš pats tikrai asmeniškai ir pasižymėjau daug naudingų dalykų tiek organizacijos, tiek ir asmeniškai kaip žmogui. Tai labai vertingas webinaras. Ačiū labai, Artūrai, už jūsų įžvalgas. Viso geriausio, sėkmės. Dėkui, viso gero. Iki.